Kuldiga – Kuržemės krašto perlas Latvijos vakaruose. Čia Ventos upė įveikia plačiausią Europoje slenkstį Ventos krioklį. Nuo šiol čia dar daugiau ypatingos aplinkos reikalingos žmogaus poilsiui ir patogumui. Kuldigos savivaldybės socialinių paslaugų centre visus ateinančius klientus pasitinka ryškiomis juostomis pažymėti laiptai, perdažyti porankiai, patogus įėjimas, nes lauko durys su garsine signalizacija. Viduje spalvingos sienos ir durys, patogiu aukščiu įmontuoti apšvietimo jungikliai. Išklotos naujos grindys, prie įstaigos durų visur iškabinti užrašai, kuriuos liesdami gali skaityti sunkiau matantys ir neregiai. Projekta rezultātā mēs guvam daudzas labas lietas tieši universālā dizaina ziņā. Pašu lielāko ieguldījumu tieši mēs varējām izdarīt šīm telpām Dzirnavu ielā 9. Klientams, kurie negali patys vaikščioti, įrengtas keltuvas valdomas distanciniu būdu. Protams, kad cilvēkiem ļoti patīk gan skaisti, labi noformētas telpas, gan labi iekārtotas, kur cilvēki ar invaliditāti labāk var saredzēt, gan kur pārvietoties un arī nokļūt otrā stāva ēkā šī mājā. Ypatinga atmosfera ir naujoje virtuvėje, kuri suprojektuota taip, kad patogu privažiuoti ir žmogui su neįgaliojo vežimėliu, atsigerti arbatos arba ją pavaišinti kiekvieną užsukusi svečią. Protams, cilvēkiem patīk gan kad ir dzīvāks tās telpas un labi iekārtotāks un vieglāk pieejams. Universālais dizains ir domāts visiem cilvēkiem. Gan mums, gan jums, gan arī tiem, kam ir kādas problēmas ar veselību. Taču viņš ir domāts, lai būtu vide pieejama. Projektas Mano socialinė atsakomybė Klaipėdoje atnešė dar naują Lietuvoje kompaniono asistento paslaugą. Klaipėdietė Stasė beveik visiškai nereginti. Dabar jos pagalbininkas jai padeda ne tik namie, bet ir palydi į polikliniką, kitas reikalingas institucijas. Taip pat rūpinasi, kad būtų išspręsta problema, kieme didžiuliai mašinų srautai. Kad būtų saugiau gyventojams, reikia atitvarų. Klaipėdoje projekto metu buvo apmokyti ir paslaugas teikė 10 tokių kompanionų asistentų. Klaipėda pirmasis miestas Lietuvoje teikiantis tokią paslaugą. Kompanionas asistentas panaši profesija, paslauga kaip socialinio darbuotojo padėjėjo. Funkcijos gana plačios. Tai ir paslaugos namuose, padėti, suplauti indus, susitvarkyti buitį namuose, padėti klientui, padėti susitvarkant higieną, taip pat padedant klientui orientuotis jo gyvenamoje aplinkoje už namų ribų. Projekto funkcijos yra numatyta, kad paslaugos yra teikiamos ir vaikams, ir bet kokio amžiaus suaugusiems žmonėms, ir Klaipėdos miesto svečiams. To prasme, ir užsieniečiams, ir iš kitų miestų atvažiavusiems, kurie galbūt negali pakankamai gerai susiorientuoti arba tiesiog nori palydovo dėl savo sveikatos problemų ar kitokių problemų. Klaipėdos miesto socialinės paramos centre trumpam sustojusi ir mobili paroda, kuri apkeliavo visus projekto partnerius Lietuvoje ir Latvijoje. Projekto tęstinumo planuose yra numatyta, kad ta paroda ir toliau keliaus. 5 metų bėgyje ne vieną kartą jinai aplankys visus projekto partnerius. Šioje ekspozicijoje spalvingai ir aiškiai atskleidžiami visi 4 universalaus dizaino principai įdiegti projekto metu. Visiems prieinama aplinka, visiems prieinama informacija, pavyzdžiui, neregiams, visiems prieinamos paslaugos ir visiems patogūs produktai. Projektas Mano socialinė atsakomybė į Lietuvos ir Latvijos žmonių gyvenimus įnešė naują suvokimą, kad universalus dizainas tai projektavimas visiems. O aplinką kuriame tada, kai pripažįstame kiekvieno žmogaus poreikius. Universalus dizainas tai bendruomenės garantija kiekvienam jos nariui laisvai būti, dalyvauti, bendrauti, susitikti, žaisti, patirti, džiaugtis, liūdėti, judėti ir priimti.